Ženklas Ra. Dangiškoji Tėvo šviesa mus liečia ranka. Dangiškoji Tėvo šviesa pakelia mus į realybę. Dangiškoji Tėvo šviesa sukuria erdvę įžengti į naują pasaulį ir matyti dangiškojo Tėvo pasaulio grožį iš vidaus. Dangiškoji Tėvo šviesa parodo mums amžiną kelią, kuri tapo tikra naujai plėtimos realizacijai. Jau dabar kiekvienas matome tikrąją realybę, kurioje atsivers pirmoji pažintinė pasaulio dalis, kurioje vien tik dangiškoji šviesa ir amžinoji meilė, kurioje realybė sukūrusi žmonijai ateitį, vardan meilės džiaugsmo ir amžinos šviesos, kuriai suteiks žodis mylima per mylimą kelią. Tai dangiškojo Tėvo atvaizdas su ženklu Ra, o ženklas Ra tai vartai į pasaulio turtos. Pergalės diena sukūrė mums šviesą, sukūrė mums dangiškąją realybę, pavadintą amžinojo pasaulio žodžiu meilė. Meilė neša spindėjimą viso pasaulio meilei, per kurią atsiveria amžina kūrybos dalis, kurioje sudėta amžinoji siela žmogaus. Čia pažintinė dangiškojo Tėvo meilė, atsivirusi viso pasaulio visai realybei ir sudaryta vardan tikslaus skambėjimo ir tvirto sielos spindėjimo, kuris gali save realizuoti tik per dangiško Tėvo šviesą. Ši šviesa visada plis ir kurs savo tikrą realybę. Tai ir yra dangiškojo Tėvo mylima ranka, kuri viską sukūrė, atvėrė ir išplėtė amžiną meilę visų žmonių širdise, taip kaip buvo sukurta iš pradžių. Čia dangiškojo Tėvo žodis.